Netgi vaikinai nežino, kai kurie vaikinai pastoja merginą, jie palieka tą merginą. Arba liepia daryti abortą. Bet jeigu netgi neliepia daryti abortą, nieko nesakė, bet mergina nuo tavo vaiką nužudė, viskas. Reiškia, tavo gyvenimo irgi nėra normalaus. Tavo palikonių normalių nėra. Nes tavo, reiškia, vaikas jau tiesinėje nužudytojų grupėje yra. O dar jeigu tu reikalavai padaryti tą abortą, tai iš vis liūdnas vaizdas yra. Ir taip toliau, aš rašau tos dalykus knygoje, galime jas pasigilinti, tik reikia plačiau, tą mintį reikia išvystyti plačiau. Ir jeigu tai pasikalbėti apie žalingą įprotį, tai vaikų žudimas išvis čia irgi žalingas įprotis yra. Reiškia, siaubingai žalingas įprotis yra. O šiandien, reiškia, žudimus įma, tiesiog masiškai visi užsiima žudimą, naudoja kontraceptinės priemonės. Kontraceptinė priemonė, jos kaip veikia, žmonės nežino ir net nesidomi. Aš kadangi, reiškia, kaip vyras atrodo irgi, bet kadangi surištas šitą tematiką, tiesiog kitas iki pasidomo, ką kalba gydytojai, ką kalba šiandieniniai gydytojai apie šitą problemą. Samarina iš Sankt Peterburgo, medicinos mokslo kandidatė, 35 metai stažo, ginekologė ir aiškina, kaip veikia visą sistemą. Ir kaip veikia tos tabletės įvairias, priešpastaiminės tabletės. Šiandieną gydytojai moteris sveikatą bando atstatyti kontraceptiniam priemonėm. Tai yra tokia nesąmonė, kurios, reiškia, sakyčiau, čia yra nusikaltimas, o ne gydymas. Ir mano, kad kontraceptinės priemonės, reiškia, atstato kažkokias tai funkcijas. Dvasinis lygmuo atstato, kontraceptinės priemonės neatstato funkciją. Naikina, lytinę sistemą naikina. Vat kaip veikia tabletės. Jeigu tabletė naudoja, reiškia, priešpastaiminės tabletės, jos, reiškia, turi dviejų krypčių yra. Vienas, reiškia, sustiprina, kad klampumas padidėja kiaušintakiuose. Ir apvaisintas kiaušinėlis nebegali daeiti iki gimdos laiku. Reiškia, uždelstas. Būna kartais net ne vietoj užsikabina tas vaisius. Ir, reiškia, ir vaisius žūsta. Antras tabletės gimdai nereikia paruošti, reiškia, paviršius, kad pasiruoštų priimti vaisių, kad būtų paruošta dirva tai sėklai sudygti ir tai sėklai įsikabinti, įsitvirtinti į gimdos, reiškia, sienelės. Ir vaikas atėjęs, reiškia, iki gimdos žūsta, nes negali užsikabinti. Tai yra sudarimas vaiko žuvimo sąlygos. Lygiai taip pat kaip neduoti valgyti, lygiai tas pats. Tai žmogus kaip kažką atsakomybės neneša. Kitas, reiškia, spiralės. Spiralė, reiškia, odegėlė tos spiralės, kada yra gimdoj, jinai sukelia visą laiką atmetimo reakciją. Ir gimdant tiek, reiškia, su ta atmetimo reakcija dirba, kai ateina apvaisintas kiaušinėlis, staigiai išmeta lauk. Tai, reiškia, su siela, su viskuo, reiškia, jau 5-6 dienų vaisius yra išmetamas lauk. Ir visi mano, kad čia yra, reiškia, priešpastaiminė priemonė. Čia ne priemonė yra, čia yra vaikų žudimo priemonė. Ir jeigu vaikinas turi lytinį santykių su tokia mergina, nors puikiausias prigimties, jo lygis nuo 10 krenta iki 5, iki 4 ir jis jau vaikų, reiškia, neturės normalių vaikų, nors su normalia mergina. Lygiai taip kaip merginas, jeigu aptarėsi lytinį santykių su tokiu vaikinu, jau irgi, reiškia, vaikų to aukšto lygio gimdyti negalėsi. Aš kai žiūriu, yra senyvo žmonės amžiaus ateina ir taip žiūriu, prigimtinis lygis 10, o šiandieną gimda 4, 5. Kartais net 3, 3,5 lygio vaiko pagimdo ir galvoja, kad šitas vaikas gali gyventi. Jis būna linksmas, viskas gražiai atrodo auga, bet jis neturi ryšio. Normalaus, reiškia, jis neturi intuicijos, neturi, nes pas žmogų man toks įspūdis susidaro, kad visata, Dievas sukurtas, reiškia, žmogaus esybė ir visatos proto Dievas neišdalina po žmonių galvas, o davė galimybę prisijungti prie proto šaltinio. Jeigu lygiai žemės prisijungimo lygis yra silpnas. Ir netgi ne ten prisijungimą, kur reikia. Ir gaunama informacija netokia. Už tai informacija kreiva. Ir šitą kreivą informaciją tai yra veda į narkomaniją, į alkoholizmą, į nukreipimą nuo gyvenimo normų. Ir žmogus mano, kad tai yra teisinga. O jeigu lygis aukštas yra, išeina į normalų ryšį kanalą tos išminties. Išminties kanalą, to protą, visatos kanalą. Ir, reiškia, žmogus iš karto turi normalų suvokimą, supratimą, kaip gyventi. Netgi be žinių, be nieko jis visai kitaip gyvena.
Ir aš stebėjau, reiškia, yra baigę aukštosius mokslus, bet jis gimė 3-4 lygyje, jis praktiškai inžinierius, bet iš jo ir inžinierius ne. Tik mokslom galėjo baigti, bet jis žinių pritaikyti nesugeba taip kaip. O kitas žiūri, reiškia, žmogus 10 lygį, jis nebaigęs jokių mokslų. Jis namą pasistatė, jis traktorių atsiremontuos, jis mašinas atsiremontuos, ką nepaims, kažkodėl tai pasigaunasi. O tam nieks nesigauna. Taip, kad žmogus, reiškia, yra ir pasigimdė vaiką silpną lygį, reiškia, žmonės nori jam laimės. O tai laimės, reiškia, pagrindų nesudaro. Tai va dar viena, reiškia, iš šitų žalingų įpročių, reiškia, tas paleistuvystė vadinama, tas seksas nežabotas yra. Šiandien, reiškia, tai yra prisirinkimas tų visų programų, ligų, nesėkmių, nelaimė programų ir tos programos praktiškai tiesiog persiduoda vaikams, nes visas programos negatyvai, tiek pozityvės, tiek negatyvės persiduoda palikuonis. Tik pozityviom programom reikia sudaryti sąlygas, kadangi žmogus nesudaro, o negatyviom, kaip tom piktžalėm, nieko nereikia. Svarbu, kad būtų vieta, kur veistis. Ir už tai, reiškia, yra ir daržai išą, viskas gražu, tiek po savaitės kitos vėl piktžalių pilna, vėl reikia ravėti. Tai lygiai taip pat ir žmogus, reiškia, yra. Negatyvės programos labai yra gajos, jos, reiškia, labai greitai atgyja, joms nereikia ypatingo, reiškia, to, reikia tik tai duoti gyvybės energijos. O ta gyvybės energija pa žmogų, reiškia, yra suteikiama. Galimybė funkcionuoti, egzistuoti. Ir žmogus išvykę, reiškia, labai sudėtinga būtybė yra, ta esybė. Ir tos, reiškia, tas sudėtingumas yra to, kad žmogus yra dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės derinys. Ir dvasinis lygmuo nuo žmogaus priklauso nuo suvokimo, nuo supratimo. Jeigu žmogus neturi supratimo pakankamo tame lygyje, jis negali mąstyti taip, kaip turi mąstyti tikras kūrėjas. Ir kadangi ribota mąstysena, tai ribotas ir galimybės. Ir ne tik galimybės ribotas pačiam savo, bet ribotas galimybės ir gimdyti vaikus. Tiesa, yra viena išeiti žmogui duota, tai yra meilė, abipusė meilė. Vat meilė kelia lygį. Bet meilė ta tikroji, o ne meilė ta, kur, reiškia, kažkur taip jau pats pagalvoja, kad aš myliu, arba kad jinai pagalvoja, kad myliu ir jau myli. Ne. Tikroji meilė būna vieną kartą ir jinai yra pasąmonės lygyje. O kitos meilės daugiau yra sąmonės lygyje, daugiau sugalvotos, sumastytos. Už tai, kad plaukai garbanoti, už tai, kad jis aukštas, už tai, kad pasi karjerą, už tai, kad jisai sportininkas ir taip toliau. O dėl to aš jį myliu. Čia yra ne tikroji meilė. Tikroji meilė yra, kaip ta sako, merga užmušk, nepasakys, už ką tą berną myli. Liautiškas įsireiškimas. Myli ir viskas. O kada žino, už ką myli, tai vargu ar myli. Sakau, o kaip tu mylėsi, kai jis, už tai, kad pasimersas, už tai, kad pasikarjerą. O kaip tu mylėsi, kai mersas sudaužys, kai jis nupliks. Dažniausiai tie garbanoti plaukai senatė būna žmogus plikas. Ir meilė baigsis. Ir taip toliau. Tai daugelis dalykų yra tikrai tie iš gyvenimo paimti ir kas viską keičia. Ir žmogaus nuomonė ir viską reiškia keičia. Ir žmonės, kai gyvena kartu, kadangi gyvena tų žalingų įpračių pasireiškimo formom, jų tarpusavio santykiai prastėja, sveikata prastėja. Ir vietoj to, kad gyventi 400 metų, žmogus 40 metų ir eina į kapus. Tai yra 10 kartų daugiau sutrumpina savo gyvenimą amžių. Ir mano, kad jisai, reiškia, ir protingas, ir išmintingas buvo, ir stomeningas. O pasirodo, gyvenimo klaidos suardo harmoniją. Žmogus esybė tokia yra būtybė, kad jinai praktiškai dvasinės, fizinės vienovės derinys. Ir jeigu žmogus protingai, išmintingai, kūrybingai mąsto, pas jį harmonija veikia viskas. Virškinimo sistema, galvos smegenų veikla. Šiandien ateina pas mane žmonės, kurie kenčia skausmus. Vat irgi šiandien buvo atvažiavusi moteris. Iš karto jie buvo širdis. Paskiau, reiškia, yra, dabar pradėjo širdis lik ir nieko vaikščiantys skausmai. Ten skauda, kitoje vietoje skauda ir taip toliau. Ir kai pasižiūrėjau, ten skausmai, kur galva nevaldo tos vietos. Ta vieta galva turi valdyti kažkur 10 metrų atstumą intensyvumas valdymo, reiškia, sistemas, o iš galvos eina tik tai 15 cm. Dar nėra visai nulis, bet valdymo nėra ir labai greitai pavargsta ta vieta. Jeigu tai sąnarys, tai mygam,
žmogus negali labai pavargsta, galbūt ten paėjęs kelius šimtus metrų tik tai. Jeigu tai yra kažkur tai kitas raumuo, reiškia, tai jisai irgi taip pat, jeigu krūvį duodi pavargsta, tai žmogus turi arba gulti, pagulėti, jeigu nepagulė, reiškia, tiesiog skausmai taip surakina, kad kaip reikia. Ir nevaldoma iš galvos smegenų dalies. O kodėl nevaldoma? Užblokuojama. Per šitas, reiškia, žalingų įpročių, reiškia, programinis derinius, daug kur yra užblokuojama. Ir užblokuojama per nervinę įtampą. Per pyktį, agresiją, neapykantą, per smerkimus. Ir po to, reiškia, žmogus jaučiasi blogai ir tada, kur ieško pagalbos? Nugi pas daktarą. O daktaras ką duoda? Duoda tabletę. O tabletė kas yra? Dvasinio lygmens neturi tabletė ir neatstato programų. Susilpnina, tai reiškia skausmą toj vietoj, yra kur skausmą malšinantis, bet padėtis nesikeičia. Nuo to organas nebūna sveikesnis ir nuo to galva geriau nedirba. Tik vienintelis būdas gal, kad geriau yra, kad žmogus ramesnis. Yra, kad nejaučia skausmą, tai jau ramesnė būklė gyvena. Kaip tik tai reiškia vaistų veikimas baigėsi, vėl skauda, vėl reikia vaistų. Už tai daugelis irgi tampa vaistomanais, be vaistų gyventi negali ir kitas iki išgeria vaistą ne todėl, kad tas vaistas padeda, bet kai jis išgeria vaistą, jis nusiramina, kad jau dabar bus geriau ir jam iš tikrųjų tampa geriau. Ir lygiai taip pat, kai žmogus pradeda galvoti, kad man bus blogai, pradeda darytis blogai. Kaip viena moteris pasakoja, jos mama. Vat sako, man dažnai skauda ko, dabar sako neskauda, bet va tuo pradės skaudėti. Va jau skauda, jau skauda. Tai žmogus kaip savo įkalba sako, bet čia iš tikrųjų veikia sistema. Kai žmogus nukreipia mintis negatyvės į kažkokią tai vietą, ta vieta iš tikrųjų pradeda skaudėti. Tai yra susilpina gyvybės energijos rautus į tą vietą ir jeigu žmogus kaip tik tai susinervavęs ir kur turi tą savybę tokią, kad iš karto reiškia keičiasi, iš karto jis jaučia ir tuos skausmus. Taip, kad šiandieną daugelis dalykų reikia, čia jeigu tai pasižiūrėti, čia irgi įda žmogaus, įda mąstymo. Per nesupratimą žmogus mąsto kreivai. Taip, kad, o tas mąstymas, netobulas mąstymas mintimis, kurios prieštaroja visatos dėsniams, jos reiškia yra ardanti veikla. Ir tie žmonės, kurie pažeidžia, nebereikalo atgalos sistemą pasakyti, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimas, pirmoje eilėje stovi mintys. Žmonės už mintis net gailauja. Nesutvarka tų blogų minčių ir pasilieka jų, reiškia, tame lygyje mąstyti, galvoti ir iš jo ne kūrėjas tampa, o ardytojas. Pirmoji ardytojas, kieno pats savęs ardytojas. Juk mintis tos, kurios išspinduliuotas iš galvos, reiškia, jos ardo žmogaus funkcijas. O funkcijų sutrikimas, reiškia, pasireiškia daugiausia skausmais ir lygomis. Taip, kad reikia ne ardytojai būti, o kūrėjai. Bet kad kūrėjai būti, reikalinga tuos dvasinius dėsningumus žinoti, suvokti, suprasti ir mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Už tai teologijos mokslas, reiškia, yra biblinis mokymas. Jeigu jį gerai įsigilinti, suprasti, kaip tik tai duoda galimybę dvasiškai būti tobulesniam žmogui, ypatingai Naujasis testamentas, Kristaus mokymas. Juk ten, kai žiūri, pradeda skaityti, nieko nėra blogo, bet kažkodėl tai žmonės nemėgsta tos knygos skaityti. Kodėl? Todėl, kad ten praktiškai atrodo, kam čia, aš viską žinau. Bet jeigu žinai ir nesuvoki visą eiliškumą ir nesugebi panaudoti gyvenimo praktikai, tas žinojimas irgi menkai vertas. Taip, kad žmogus su žalingais įpročiais nėra paprasta kova. Bet to žmonės nežino, kaip procesai vyksta, kodėl jie tokie vyksta žmoguje. Vat, pavyzdžiui, alkoholis. Pa žmogų eritrocitai turi neigiamą krūvį. Ir jie negali priartėti arčiau leistinas ribos vienas prie kito. Štai jie cirkuliuoja po vieną. Kad užmaitinti neuroną praeina tik vienas eritrocitas. O eritrocitai, kada žmogus išgeria alkoholį, eritrocitai sulimpa į kekės. Praranda šitą neigiamą krūvį ir sulimpa į kekės. Ir jie tada eina tokiais pluoštais. Kekiam sulipė. Po šimtus, po tūkstančius, reiškia, vienetų. Dešimtis, tai čia jau labai mažai, dar nelabai ir matosi. Ir kai buvo atrastas, reiškia, mikroskopas stebėti, ir mokslininkai tie, kurie išradė, reiškia, bandė žmogaus akį žiūrėti, ir žiūri, reiškia, per tą mikroskopą, mato, kaip kraujas cirkuliuoja, reiškia, kraujagysliam akies, nes akis atvira yra. Ir labai gerai matosi.
Ir jie žiūri, vieni žiūri cirkuliuoja gerai, kitos, reiškia taip, ten trečias atsisėda pas jį, tokiais ploštais eina. Jie taip žiūri, kas čia per naujieną. Po to, reiškia, dar vieną, antrą, trečią ar ketvirtą žiūri ir vėl ploštai. Pradeda šnekėti, ką jie valgė, ką gėrė, kaip viskas. Pasirodo, jie vakar gėrė. Tada jie davė žmogui, reiškia, išgerti alaus bokalą, kurio viskas tvarkojo, sakymis, po 10 minučių tikrina ir pas tą ploštą eina akyse. Iškia, kraujas sulipęs eritrocitą į kekės, o į kekės sulipę nebeužmaitina neuroną, o neuronas negavęs degunės ir maitinimą 8 kartų 10 minučių, jisai žūsta. Ir kada neuronas žūsta, organizmas turi apsivalyti. O neuronai yra informacijos nešėjai tarp smegenų ląstelių. Ir jeigu neuronų stoka yra, arba neuronai kada žūsta, reiškia, yra užteršiamas kūnas ir kas pirmoje smegenis, tai reiškia žuvusių lavonėlių gausybė. Ir po to organizmas duoda komandą išsilaisvinti nuo tų neuronų, tai yra duoda spaudimą, vandens plovimą, kad išplauti lauk. Už tai yra toks labai aforizmas mokslininkų priimtas. Sako, kas geria alų, vyną ir degtinę, tas šlapinasi savo smegenimis. Mažai išgėrė, mažai smegenų išpylė, daug išgėrė, daug išpylė, bet kuriuo atžvilgiu išpylė. O kada žiūrėti, kas yra alkoholis, o alkoholis yra rūgimo bakterijų šlapumas, jeigu liaudiškai tariant myžalai, tai žmogus, kuris geria tą šlapumą, rusų net išsireiškimas yra, sako, mačia pamazgam stuknula. Šlapumas renkia per smegenis. Tie, kurie geria, reiškia, netgi terminologija liaudiška ir tai, reiškia, yra pasakyta viskas. Taip, kad žmonės, kai nežino, kas prie ko ir iš kur, galvoja, oi, čia išgėriau, čia linksma pasidarė, o kodėl linksma, ir kas atsitiko, ir kaip žmogų veikia, ir kodėl jis pradeda griuvinėti, kodėl jis pradeda, reiškia, nebejausti, kodėl jisai mąstyti nebegali girtas, mąsto visai, tai šokinėja mintis, tai ten. Kodėl jisai verkia girtas, kodėl jisai, reiškia, girtas voliojasi, kodėl girtas jau nebegali sulaikyti už stalo į lėkštę, įmerkė savo nosį ir ten jau ir taip toliau. Arba po stalu nugriuvo, arba kai pasižiūrėt nuotraukos, tas yra, kur pijokystės, reiškia, merginos, nuogas ant stalo, reiškia, tiesas, jau kaip besąmonės gulė atrodo. Ir kai pasižiūri žmogus, atrodo, jis yra žmogus, bet tas žmogus, jis praradė žmogaus, reiškia, tą visą esybės pavydalą. Forma žmogaus, o elgesys visai ne tas, kur turi būti. Taip, kad žalingų ir svarbiausia žalingų įpročių, reiškia, metu, tos klaidos, kur padarytos, ar seimas į lytinį aktą, jos visam gyvenimą atneša kaip tą skriaudą vadinamą. Moteris ateina, vyras paleistuvauja, per kitas moteris eina, reiškia, geria. Aš žiūrėjau, reiškia, pijoko programą ir paleistuvo programą gavo iš jos. Ir gavo po vestuvį, reiškia, ne pirmą dieną, pagyvenė jau. O jinai turėjo lytinius santykius su vyru paleistuvaujančiu pijoku. Aš sakau, taigi tu pirmoji išdavė šeimą. Taigi pirmoji su paleistuvai su vyru, reiškia, dabar tavo šitą programą atnešė vyrui ir alkoholikų ir paleistuvo programą ir jis pradėjo taip elgtis. Sako, tai kodėl tu pyksti ant jo? Tai, kad sako, ten tik vieną kartą buvo, ten nieko tokio įspūdingo nebuvo. Mes ten išgirdinėjom ir jisai eina į lytinį santykį. Sakau, taip, vienas kartas, bet reiškia, tas kartas buvo jungtis didžioji įvyko. Ir tos jungties metu visas programas iš to pijoko paleistuvo persidavė į tave ir iš tave to atnešė vyrui jas. Ir dabar tu kenti nuo to. Matot, kaip yra. Mergina draugauja, reiškia, laisvas tas elgesys, prisirenka programą, paskiau vyrui perduoda. Vyras žmonai perduoda tas programas, tėvas savo vaikams perduoda, kur paskui vaikai neturi laimės ir taip toliau. Ir žmonės nežino. Jis sako, čia nieko blogo nėra, čia yra nežalingas įprotis, čia yra viskas tvarko, čia yra žmogiška. Nu ir šnapsą gerti žmogiška. Bet kai pasigeri, tai jau iš to žmogaus nebelieka žmogaus. Tai va, taip, kad yra visi, reiškia, kas yra čia žalingus įpročius, reikia suprasti jų atseką ir eigą. Alkoholis, jis labai galingai, reiškia, veikia tuo, kad, reiškia, žmogus praranda labai daug neuronų ir gamyba, kad atsinaujinti reikalingą mikroelementų vitaminų jų stokoja ir žmogus silpsta. Pas alkoholikus smegenys 1/3 mažesni yra negu pas normalų žmogų.
Taip, kad, reiškia, yra chirurgai, kurie operacijas atlieka, jeigu būna taip, kad, reiškia, žmogus pakliuvo avariją kur nors, atveria, reiškia, tą jo kaukolę kažkur tai iš karto matosi, kad jis yra alkoholikas ir jos smegenys nykstantis yra. Ir nors žmogus labai protingas ir gerai mokėsi ir specialistas geras buvęs, bet kad tą alkoholikų, reiškia, tikruoju tampa ir specialistas jau dingsta iš jo. Kritimo, reiškia, lygis yra toks, kad reiškia, ir labai greitai žmogus trumpėja jo amžius ir žmogus tampa našta pats savo ir kitiems. Ir kas svarbiausia, reiškia, tampa našta arba netgi programa savo palikuonims, vaikams, anūkams. Žmogus nori gyvenimą, nori laimės, sėkmės, nori būti laimingas, bet gyvendamas, reiškia, tų žalingų įpročių sraute, žmogus negali būti laimingas. Netgi yra toks pasakymas, ar gali būti žmogus laimingas? Sako, ne. Kai jau visko užtenka, kojas nebeneša. Tada arba guli girtas, arba jau karste. Taip, kad yra su ta laimė supratimas irgi. Per žalingų įpročių, reiškia, tą visą sistemą tikrai laimės nesukursi nei savo, nei antrai pusė, nei vyras žmonai, nei žmona vyrui, nei savo palikonims. Kas yra svarbiausia, kur didžiausia žmonių kančia senatvė yra. Kada vaikus pasigimda viskas ir tie vaikai, reiškia, tėvai gyvi, o vaikai jau kapuose. Vėžio programas. Juk visas programas, jeigu, pavyzdžiui, žmogus tėvas atnešė 10 programų, pagimdė vaiką jau su 10 vėžio programų. Ir jeigu dar tarpusavio santykiai tokie su žmona, santykiai šeimoje tokie, čia gerai vėžio maistas. Ir vaikas 50 metų nuo vėžio miršta. Kai kas būna atsipeikė po šito, o kai kam būna dar liūdniau ir dar daugiau geria. Tai va, taip, kad yra svarbiausias žinių stoka. To žinias neduodama nei mokyklose, jau kalbėti apie mokyklas, galbūt dar nesakyčiau kažkur tai pateisim, bet neduodamas to žinias aukštosiuose mokyklose, neduodamas to žinias, reiškia, netgi medicinos universitetuose nežino žmonės pagrindų. Ir bando gydyti kažko tai. Svarbiausia, reiškia, tie vaistai, svarbiausia kažkokie, tai reiškia, simptomai, pagal tos simptomus nustatyti lygą. Sugalvota labai daug šiandieną yra tos technikos, bet tikrojo gydymo taip ir nėra. Nes tikrasis gydymas yra dvasinis pasveikimas. Tai yra supratimas esminis ir gebėjimas pasilikti toje dvasinėje šviesioje išminty. Tiek nuo alkoholizmo, tiek nuo narkomanijos. Daugelis ateina, kurie negali niekaip įsilaisvinti ir kodavimai nieks neveikia. Kada žmogų išlaisvinė nuo tų visų, reiškia, tų sankaupų, pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimo, nuo tų esybė, reiškia, yra. Ir žmogus žiūrėk viskas. Ir kažkodėl net nebenori jis gerti, atitinkamą laikotarpį, kol vėl, reiškia, neprisigaudo tų programų. Žmonės netlieka neutralizacijos sistemos, o neutralizacijos sistema tai yra atgailos sistema. Pati veiksmingiausia neutralizuoti blogį savį esantį, tai yra per atgailą sugrįžti atgal. Netgi tas rusiškas žodis atgaila pakajanėje. Ir aš sakau, pažiūrėkit, kas sutalpinta šitą žodį. Paka, ja, neja, kol aš vėl noriu būti žmogumi, normaliu žmogumi. Ir didžiausias galimybės yra sugrįžti į žmogišką, į tą esybę, tą pilną esybę žmogišką. Tai yra suprasti dvasinius dėsnius. Kodėl? Todėl, kad žmogus pirmoji eilė yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Jeigu sielos deriniai suardyti, sveikatos likimo sėkmės nebus. Jeigu sielos deriniai tvarkingi, atsistato deriniai, sugrįžtame į normalų gyvenimą. Aišku, kuo anksčiau, to geriau, kuo vėliau, to būna pasiekmės didesnis, bet yra sugrįžtama. O jeigu tik tai sielos deriniai suardyti, siela tai yra gyvenimo, likimas, sėkmės, sveikatos programos. Ir jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą žmonės puikiai žino, bet siela yra dvasinė struktūra ir siela kenčia nuo pačio žmogaus minčių. Blogas mintis ardo sielą, geros mintis sistemą, jeigu suprantate, atkuria. Tai vat,
išsilaisvinimas iš žalingų įpročių pirmoji eilė, tai yra susitvarkymas sielos darinių. Reiškia, išlaisvinimo žmogaus iš programų. Tai yra programų išlaisvinimą atlieka egzorcistai, daugelis, kurie tos didžiosios apsėdimus yra netgi specialios metodikos. Aš kadangi, reiškia, gilinusi jau 30 metų su viršum šitos visus procesus, daug kas matosi, reiškia, iš karto, kokia yra padėtis ir galima žmogų išlaisvinti, bet žmogų išlaisvinus žmogus turi gyventi žmogišką gyvenimą, normalų. O žmogų išlaisvinai, o jis vėl atgal, kaip tas paršiukas. Atvažiuoja pirkliai, močiutė paėmė, nuprausė jau tos paršiukus visus, diena šilta, karštais vėl kriukriu ir vėl į balą įlinda. Tai ir žmogus lygiai taip pat, kaip tas kriuksantis. Dar laikosi dieną kitą ir vėl. O kodėl aš, reiškia, taip kalbu tokiais žodžiais? Kitas iki stebėsi žmogus. Ateina mergina, vėžys. Aš atlieku visas korekcijas, įsilaisvinu iš programų. 25 metai nėra jokio vėžio, viskas tvarkoja. Po 2 metų ateina, žiūri, vėl iškiai yra. Vėžio programas, vėl iškiai 10 programų. Sako, tai ką, vėl vyrai į lovą įsileidai? Nu taip, sako, visi taip gyvena, galvoju, ko aš išskirtinė tokio būsiu. Ir įsileido. O po tas vyras 10 programų ir vėl 10 programų. Ir vėl jau stadija, antros stadijos pradžia. Ir žino, kad šitą nereikia daryti. Ir nereikalinga, reikia kurti šeimą reikia. O šeimos kūrimo metu, reiškia, vertingiausias dalykas yra atgaila. Išsilaisvinti iš to. Bet to, reiškia, yra informacija, knyga yra. Tai perskaityk tą knygą, duok, reiškia, paskaityti tam sutuoktiniui. Kaip vienas sako, kaip aš jam duosiu. Sako, kai jis apie mane pagalvos, kai aš tokią knygą duosiu. Aš sako, ko tu pergyveni, ne tu gi rašei. Paklausk jo nuomonės apie tą knygą. Žiūrėk, kaip perskaitys, kitaip mąstys. Kaip viena moteris, reiškia, sūnus sako, neklauso nieko, reiškia, knygos neskaito, tik pinigų reikalauja. Sako, tai labai gerai, kad reikalauja pinigų. Nežiūri moteris, kaip tai gerai. Sako, tu sudaryk su jo sutartį, sakyk, perskaityti knygą, aš tau tiek pinigų duosiu. Perskaitė knygą, atnešė mamai, padėjo, sako, mama, ačiū. Ir pinigų nebeprašo. Sako, tu mane, kaip pasakė, neapgavai, o pergudravai. Jisai suprato, kodėl mama davė tą knygą ir suprato, kad pinigų daugiau prašyti nereikia. Ir taip toliau. Taip, kad yra žmogus tampa žmogumi ir jis kitaip visai žiūri į gyvenimą jau. Taip, kad žmogus, reiškia, turi, ta informacija yra labai galinga, tik tai nuo jos bėga. Tos esybės, kurios įsikūnijos į žmogų, neleidžia skaityti tos knygos. Nes kai žmogus perskaito, jeigu gerai įsigilinę į tą knygą, joms nebelieka vietos. Todėl, reiškia, jos viską daro, kad žmogus neskaitytų. Tokia mano išvada yra, gal aš klystu, bet reiškia tokia. O kai žmogus įsigilina, paskui, koks kvailas, jau visi metai tą knygą guli ir kol netrenkė jau per galvą, kol jau peilių nepradėjo mėsinėti, reiškia, chirurgas viduje, tol, reiškia, nesimė tos knygos. O paskui, sako, koks kvailas, galėjau anksčiau susitvarkyti ir būt nereikėjo tos operacijos. Tai vat, vienu žodžiu, išeitis yra nuo tų žalingų įpročių ir žmogus pas Dievą nėra pasmerktas. Žmogus visuomet, reiškia, Dievas suteikia pagalbą, bet žmogusgi turi norėti pats to, ne tik norėti, bet ir stengtis. Sako, stengtis ir Dievas padės. Bet jeigu pastangų nėra arba pastangos kreivas, naikinant vieną žalingą įpročį, keičiant kito, nieko nebus. Vat vienas iš žalingų įpročių. Vyras su moterim pykstasi, negali gyventi, ieško kitos moters. Ieško kito vyro. Ir mano, kad čia esmė kitame vyre arba kitoj moteriai. Ne. Pagyvena kokias 3-4 metus ir vėl skyrybos. Ir ta bloga, ir tas blogas vėl. Kodėl? Todėl, kad visa sėkmė laimė yra išminty, o išmintis yra va. Ant kiek telpa į tą galvą, tiek reiškia, čia yra viskas, kas sukaupta viduje ir kaip formuojamas tas gyvenimas žmogaus yra. Ir jeigu žmogus nuosekliai, kada dirba, yra viskas pasiekiama. Aš kai peržiūrėjau savo gyvenimą, tikrai viskas pasiekiama yra. Atsimenu, atvažiavau į Vilnių gyventi, buvo 16 jau metų, buvo 17. Netgi davažiuoti iki Vilnius nebuvo už ką. Iš Ukmergės iki Širvinto jau pėsčias. Paskaičiau, nėra bilietui.
Pėsčias iki Širvintų. Širvintose paskaičiuoju, kad jau užtenka tų kapeikų, kada važiuoju į Vilnius. Vat atvažiuoju į Vilnių, reiškia, nėra net už ką valgyti nusipirkti. Bet vis tiek, kažkaip tai žmogus, kada esi, reiškia, yra galva, viskas po truputį, viskas į priekį. Tai, kur pasiskolinai, paskui, reiškia, kadangi dirbi. Atsimenu, mes, reiškia, buvo toks Ignas Trebutis, amžinatelis, jisai irgi mokėsi žemės ūkio technikume. Mes dviese, reiškia, iškasėm garažai į kalno duobę su kastuvais. Tas šeimininkas, kai atėjo, pamatė, reiškia, dienos rezultatą, sako, jūs vyrai daug pasieksit gyvenime. Tai gavosi taip, kad tas Ignas buvo netgi kolūkio pirmininku, bet per alkoholį taip nuėjo, kad paskui jau vandenį vežiojo su bačka, reiškia, fermai. Ir paskui pats per savižudybę išėjo iš gyvenimo. O mano gyvenimo likimas lėmė biškai kitaip. Ir mokslus baigiau, ir aukštai, reiškia, mokslą baigiau. Ir Elfos susivienimo generaliniu direktoriumi buvau, direktoriaus pavaduotoju, tai yra buvau. Esu buvęs Kremliuje pas Gorbačiovo pasitarime, pas premjerą Raškovo Kremliuje pasitarime. Kažkaip tai gyvenimas nuvedė visai kitą kryptimį ir parodė, o kasgi vyksta tenai. Ogi žinot, pasakysiu, nieko ten nevyksta. Stengiasi žmonės valdyti. O Ryškovas, tai jisai ieškojo būdų, o kas negerai yra, ką gali šitie žmonės pasakyti. O kodėl aš ten pakliau, tai kad aš turėjau savo nuomonę visuomet, visais laikais, kaip ir šiandien turiu savo nuomonę apie gyvenimą, aš turėjau nuomonę ir apie valdymą visą. Ir kai buvo įvesta valstybinis sprendimas, aš įstojau ir pasakiau, reiškia, savo nuomonę, tai ministro pavaduotojas paklausė, kas aš toks esu, aš pasakiau, зам генерального производства объединения Эльфа Маркуна. Sako, садись, не хочу слушать вашу галиматью. Matot, reiškia, yra. Ir pasadino, bet iš karto garsas atsirado vienas ministerija, kuris nesutinka su partijos ir valstybės, reiškia, politika. Ir kas čia per žmogus. Ir tokiu būdu, reiškia, pakliuvo tą Kremlių. Pasykis. Netgi mūsų ne generalinis nieks nebuvęs, reiškia, ir tokia lygiai tai nieks nekviesdavo. Nežiūrint to, kad susivienimas ir nemažas, reiškia, yra 4 gamyklos buvo priklausomas, bet esmė, reiškia, netame yra. Jie ieškojo, reiškia, tų kokias mintis. Ir aš tada paaiškinau, kaip yra, kodėl, reiškia, taip yra, kur mes keliaujam. Tai paskui buvo socialistiška industrija parašyta laikraščiai, mes jeigu tokį keliaisim, ar nenukris techninis lygis. Tie mano žodžiai buvo pasakyta, buvo tokių nuomonių ten parašyta. Bet kaip sakiau, taip ir įvyko. Net dar daugiau, net sąjunga sugriuvo. Nes matėsi, kur mes ėjom. O kodėl, reiškia, tas matėsi, už tai, kad aš, reiškia, esu labai daug komandiruotėse buvęs, man buvo, reiškia, į komisijas jungdavo daug kur ministerijos komisijas, reiškia, patikrinimą ir kokybės, reiškia, kitų, reiškia, gamybinių klausimų. Teko važinėti visur, tam pačiai Gruziją esu buvęs porą kartų, tame Poti mieste esu buvęs, kur tie įvykiai atvyko paskutinį metu. Taip, kad yra apvažiuota daug kur ir buvo matoma, kaip egzistuoja ir kaip dirbama, reiškia, gamyklose ir kas per tvarka. Taip labai įdomiai buvo. Aš dabar, kai prisimenu, tai tikrai, kad gyvenimą pragyvenau tokį gana turiningą. Teko pabuvoti visur. Ir Amerikai teko pabuvoti, o ten Vokietijoje, tai iš viso, reiškia, į metus aš 2 mėnesius praktiškai praleidžiu Vokietijai, pavasarį mėnesį, rudenį mėnesį, su konsultacijom, su visais. Ir kada kalbėsiu su žmonėmis, matai, kas yra kokia. Toj pačioje Amerikoje, kai žiūri, niekur ten nieko ypatingo nėra. Dangoraižiai dideli, ir kas? Kad striok amerikonams ir varyta. Ten tiek galingai strioka, kad visur. Į statulą, kur laisvės statulą pakliūti, į laivą eina, tai visas patikrinimas kaip į lėktuvą. Kai daveža tenai išlėpė, reiškia, nori įeiti į vidų tą statulą, tai viskas, reiškia, dar geriau negu į lėktuvą patikrinta, kad tu nieko neturėtų, kad ten kažkas tai nevyktų. Baimės privaryta tiek amerikonams, kad kaip reikia. Žmonės, reiškia, yra, kas labai ypatinga dėmesį atkreipia, tai labai stori žmonės yra. Merginos, ypatingai negrės, jie kokių 20, gal 2-5 metų, pro duris vos, reiškia, praeina su savo, reiškia, tais kumpiais. Atrodo, kad, reiškia, tas jis reiškimas tikrai, atrodo, kaip tam žmogui gyventi šitokiai būsinai. Lietuviškas.
Ir kitas iki nestebės, o taip žiūri ir galvoja, vat kokia žmogui našta. O kodėl tokie dalykai yra? Už tai, kad yra užprogramuoti produktai. Produktai užprogramuoti, kad reiškia žmogus valgytų daug. Tai vatgi žalingas įprotis, apsirijimas. Ir žmogus, reiškia, ten tiesiog, ir lietuvių, tengi mes kada buvom, reiškia, su lietuvių susitikimas, vyras aukštas viskas, o jaunas vyras, o pilvas va toks. Ir jisai sėdi visą laiką ir kramto, netgi per tą susitikimą. Matot, ir žmogus, reiškia, kažkaip tai jisai nesugeba net suvaldyti. Kodėl taip yra? Juk nebereikalo tą McDonald's, reiškia, duoda į teismą, kad, reiškia, tas rajumą, reiškia, augina žmoguje. Nes deda priedus, kurie, reiškia, skatintų žmogaus, reiškia, apetitą. Ir taip toliau. Ir daugelis pakliūna tos pasus. O maistas koloringas yra, bet to, reiškia, labai daug dirbtinio maisto Amerikoje. Netgi mėsa auginta dirbtinai. Daug kur yra. Jinai pigi yra, kai kas daug kas naudoja, bet, reiškia, netgi tokie produktai. Taip, kad yra, nieko ten gero nėra. Ir kai buvo atvažiavęs vienas iki kinietis į Lietuvą, ir kai jis pasakė, kad pas jūs labai, reiškia, sveiki žmonės, reiškia, iš išvaizdos. Tai aš taip, pagalvoju, kaip čia dabar. Sako, Amerikoje labai nesveiki žmonės. O kai nuvažiavau, tai aš pamačiau, kad iš tikrųjų yra problema. Ir problema su žmogumi, reiškia, galinga problema. Bet juk žmogus, jeigu jo, reiškia, fiziologija įsivystymas nėra tvarkoj, tai ir mąstysena, ir protas nėra tvarkoj. Jis elementarius dalykus gali daryti, bet mąstysenos lygio nėra. Ir kai žiūrėjom, reiškia, mašinas, japoniškos, vakarų iš vokiškos, dar prancūziškai viena kita, reiškia, važinėja. Jų pačių, reiškia, yra lengvosios mašinas, kur viena kita matyti. Mes klausime, kodėl, reiškia, taip yra, kodėl, reiškia, Amerikoje nėra amerikoniškų mašinų. Sako, kokybės nėra. Tos mašinos, reiškia, nekokybiškos, už tai, reiškia, perkamas iš šalies yra. Ir taip toliau. Tai yra daugelis dalykų, kurie atrodo, tai kad ten, o ten praktiškai irgi nieko ypatingo nėra. Vienintelis buvo, Amerika išvažiavo dolerių gamybos sistemai. Kadangi gamino dolerius, leido į pasaulį, va tuo reiškia važiavo. Bet patys, reiškia, ūkiškai veikti ten jie sunkiai pas juos. Aišku, 200 metų su viršum nebuvę karo viduje, praktiškai davė kai kurios pliusus, bet iš kitos pusės, ir dabar, kurie buvo atvažiavę lietuviai, irgi pasakoja, daug namų, daug būtų, reiškia, tiesiog banko nusavybė, reiškia, uždaryti ir nieks negyvena. Taip, kad kas nori įsigyti Amerikai būstą arba namą, gali važiuoti nebrangiai dabar jie kainuoja. Nes bankas jau kitas įkis ten turi jų tiek, kad jiems našta yra, jiems reikia mokėti už šildymą, dar už kažką tai. Tai ten pats parduoda irgi pusvirčiai. Bet nusipirkus paskiau išlaikymas irgi kainuoja. Tai va taip, kad yra, visur, reiškia, yra ta žmogiškoji problema. O žmonės, reiškia, tie, kuris dirba, kuris, reiškia, nuoseklus yra, kuris tikrai kaip specialistas, jis yra visur vertinamas, tai to Amerikoje ir Lietuvoje. O tas, kuris, reiškia, yra tikrai trečia kažkokio prigimtinio lygio, jisai stumdasi blaškosi ir nesuranda savęs. Darbų pasiskirstymė, net savęs nesuranda. Ašgi turėjau, reiškia, statybinę firmą. Ateina, reiškia, ką tu moki daryti? Sako, moku kasti. O ką tu dar moki? Moku nekasti. Ir noriu uždirbti. Vienu žodžiu, perėjęs etapas, tos, reiškia, daug etapų, turi susidūrimas su žmonėmis ir už tai daugelis yra. Ir šiandieną, kai žmogus ateina, reiškia, žmonės gaili, kaip jisai mirė, kaip jaunas. Aš sakau, kodėl jūs jo gailit? Jis gyvena gyvenimą tokį vertą, tokios pabaigos. Ir kodėl jis, reiškia, yra? Nes yra žmogus, kuris, reiškia, yra vertas tikrai tos greitos pabaigos, jis pats tą sukūrė. Per nežinomą, per nieko, bet jis tą patį gyvenimą tokį pat susikūrė. Ir jį turi. Už tai aš stengiuosi duoti informaciją, kad žmonės, reiškia, galėtų išsilaisvinti iš tų visų spąstų, reiškia, ir gyvenimą kurti tokį, kokį pridera kurti. Tam žmogui, žmogiškai esybei. Juk Dievas atvėrė žmogų būti kūrėjų, o ne ardytojų, nenaikintojų. O tas negatyvės mintis, pyktis, agresija, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, čia yra savęs naikinimas.
Juk žmogus, kada stresuoja, smegenys išskiria noradrenaliną. Tai yra nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupė užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Žmogus nuodydamas pats save nori būti ir sveikas, ir darbingas, ir kūrybingas. Nieko nebus. Per pyktį neapykantą tik sunaikinsi save. Ir dar blogiau, reiškia, kada jis neapkenčia vaikų, reiškia, neapkenčia pykstant savo vaikų, reiškia, barasi, pykstasi, reiškia, keikia juos. Taigi praktiškai žlugdo juos ir nori, kad jis būtų laimingas. Viskas daroma priešingai ir nori laimės. Nebus jos. O štai stengiuosi parodyti, reiškia, savo tuose tyrimuose, medžiagos rezultatuose, knygose, aprašyme, noriu parodyti žmonės, pasižiūrėkit, atsipeikėkit, į gyvenimą reikia žiūrėti kitaip. Reikia būti kūrėju. O kūrėjas tai su visą tą harmoniją. O jeigu šitą įpratį turėsi, tai laimingas būsi. O jeigu šitas įpratis, aš netgi žmonėms rodo, sakau, pažiūrėkit, aš kai informacijos nežinojau, tai laimė, kad aš nenužmogėjau, reiškia, yra per nežinojimą. Nuo tos pastangas buvo siekti, reiškia, to normalaus gyvenimo. Tai buvo ir mokytis, ir taip toliau buvo noras, toks prigimtinis noras, lygis, aišku, 10 prigimtinis. Tai man taip, kadangi aš jo taip nesuardžiau, tai gana gerai sekėsi palyginti. Ir tie norai buvo netgi vykdyti visi. O kada, reiškia, aš būdamas 40 metų, atžiūrėjau mano, reiškia, širdies rodiklį, bet kurie dar nerodžiau nesikį, parodysiu, reiškia, kaip aš tik vieną rodiklį parodau, nes širdis yra labai daug didelė reikšmė turi žmogaus, jeigu normaliai funkcionuoja širdis. Jeigu tik širdim problemą žmogus turi, pas jį atsiranda baimė. Pas širdininkus pirmas jausmas didžiulė baimė yra. O 40 metų buvo rodiklis. O kažkur tai, jeigu tai pažiūrėti, 4 gal metrai, gal 4,5, nuo durų. Čia yra geras rodiklis. Per tokį rodiklį žmogus širdies nejaučia. Čia yra silpniausias rodiklis širdyje. O šiandien ateina jaunuolis 16 metų, ateina, reiškia, 22 metų, o širdies rodiklis tik tai toks silpniausio rodiklio. O stipriausias silpnesnis negu mano silpniausias buvo. Tai kaip gyvenimą gyventi. O šiandieną, reiškia, jeigu pas man yra 69 metai, tai nuo laiptinės sienos už durų, 1:3. Nuo laiptinės sienos iki čia ir dar 2 kartus už manęs tie. Silpniausias. O ateina jaunimas, reiškia, silpniausias toks, o stipriausias kažkur tai tik toks lygis yra. Jis praktiškai nei sportų niekur net negali, jis neturi jėgų. Ir jis neturi jėgų gyventi, ne tik, kad ten mokytis, dar kažką tai kurti. O jis galvoja. Ką duoda tos informacijos žinojimas? Ką duoda tos informacijos suvokimas, gilinimasis, supratimas? Už tai žmonėms sakau, visa informacija yra. Gilinkitės, stenkitės ir viskas gausis kitaip. Ir negyvenkite su tokiam emocijom. O čia yra savęs naikinimas. O čia yra kūrimas savęs. Būti harmonija su visatos šviesa. Iš dievybės šaltinio gyvybės jau visiems sklinda vienodai. Ir šitam, ir šitam. O šitas priima visą informaciją pagal dėsningumus, per veidą išraišką parodyta, koks jo gyvenimas yra. O šitas reikia vogti, žudyti, paleistavauti, pijokauti ir taip toliau. Nešiot pyktį, agresiją, neapykantą kitų žmonių, tėvų atžvilgių. O jau pasakyta, gerb tėvą ir motiną. Ir man nežino, kodėl šitas įsakymas egzistuoja, reiškia, 10 Dievo įsakymų, tam dekologija. Ogi, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą. Ir jeigu tu pyksti ant tėvo ir motinas, ardai savo, reiškia, programas, ir tu įsileidi iš tėvų senelių prosenelių ištakų gyvenimo juodas patirtis, ligų, nesėkmių, nelaimimų patirtis. Jeigu tu žmogus gyvena gyvenimą, laimina netgi tėvas ant pijokas taip toliau, bet jis nori laimina, kad jis nebūtų pijokas, per gėrį iš tėvų senelių prosenelių įsileidžia šviesę tą patirtį. Ir pas jį visai kitaip sakasi. Už tai yra visas dėsningumas dvasinis yra kaip išklotinė. Ir kai žmogus šitos dalykus supranta, jis gali valdyti procesus. O vienas iš valdymo tokie. Bet jeigu kitus rodiklius pažiūrėtų, sako, širdis, tai širdis gerai. O insulto programa. Išeminė insulto programa. To trombinė insulto programa. Tai nuo laiptinės sienos 1:2. Nuo ten iki čia už manęs tie.
Tai yra kažkur tai apie 15 metrų. O žmonės ateina insulto programa, lygiai tik tai apsauga 10 cm, arba jau minusinė zona. Jeigu minusinė kažkur tai 1,5 metro, maždaug 2,5-3 metrai insultas. Ir jis jau su programa vaikšto ir pirmi signalai. O išėminė insulto programos pirmi signalai. Tos negatyvios informacijos nešiojama savyje. Pykčio, nuoskaudos, nusivylimų ir taip toliau. Nubunda naktį aptirpusi ranka, aptirpusi koja. Veido dalis aptirpusi. Pirmi signalai. Jie dar būna 10-15 metų iki insulto, jau signalai tokie reiškiasi. Būna kartais nuo nuovargio. Bet jeigu reiškia žmogus neįpaitingo nuovargio, nėra nieko, nubunda naktį aptirpę ir neužspaustas, tas ranka kažkur tai patogiai guli, bet aptirpusi reiškia pirmas signalas, reikia susirūpinti. Ir taip toliau, tai yra ta diagnostika, kai pasižiūri į žmogų ir kai matai, kokia padėtis pas jį yra, kitas iki savotiškai stebėsi. Kaip žmogus, kodėl jisai gyvena gyvenimo tokį? Juk čia yra priežastis. Tos pykčio, nuoskaudos, nusivylimų, neigiamų emocijų, tos sankopos, jos kaip tik tai yra. Bet čia irgi, jeigu tai pažiūrėti, čia irgi galingas, žalingas įprotis. Žmogus negali pozityviai mąstyti, visą laiką negatyviai. Bet jis, kai papuola negatyvios informacijos mąstymo, reiškia tą srautą, tos esybės, kada įsibrauna į žmogų, jos neleidžia žmogui mąstyti šitaip, mąstyti tik tai taip. Vis pakiša mintį, pyk ant kaimyno, pyk ant mamos, pyk ant tėčio, ant žmonos pyk, eik stikliuką išgerk, nes tavo žmona bloga. Nesako komandato, bet aš gal aišiai išgersiu, vis tiek jie tokia ragana. Tai kai išgeria, tai paskiau jūra iki kelio grįžta namo jau. Kol negeris grįžti negali. O kai grįžta jūra iki kelio, pyksta, tegu pyksta. Arba nieko aš dar jai parodys. Ir taip toliau. Tai tie žalingi įpračiai, jie surišti su žmogaus, reiškia, visų dvasinių lygmenį. Kuo jau aukštesnis, tuo žalingų įpračiams vietos yra mažiau žmoguje. Kuo žmogus dvasiškai, reiškia, yra nužmogėjęs, tuo, reiškia, tų įpračių ir daugiau. Ir tai yra savęs naikinimo programos. Ir paskiau žmogus negali. Aš žmonėms šiandien sakau taip, amžiaus tokio pasiekiau, tai nėra didelis amžius. Daugelį tai yra kapuoja, jau amžius kapuose, jau ir keli metai kapuose, arba nesgi ne vienas desėtkas kapuose, nesulaukia tokio amžiaus. Bet esmė, reiškia, kita yra. Aš šiandieną galiu ir normaliai kalbėti, galiu, reiškia, su žmonėmis bendrauti, galiu, reiškia, parodyti, reiškia, tos visas niuansus, kurie pas jos negerai yra, galiu korekcijas kai kurias atlikti. O svarbiausia, aš pats jaučiuosi normaliai. Aš sėdu į mašiną, Vokietija, Prancūzija, Paryžius. Išleiskit pensininką, tai pavažinėti po visus papasus. Ne. Dabar, klausyk, jeigu anksčiau būdavo reikalinga kažkokią tai vizas gauti, reiškia, per sieną pervažiuoti. Dabar, reiškia, yra atviras sienas, važiuok. Reikia, jeigu važiuok. Ir leidimo prašyti nereikia. Ir svarbiausia per sienas važiuoti taip, kad to nepasiteisinimas yra. Bet pas žmogui yra taip, yra ir jis jaučia, kad jis nesugebės važiuoti. Ir jau baimę kausta. Nes ten iš tikros srautai didelį mašiną. Bet kai žinai, sistemą, ir aš nepasakyčiau, kad aš taisyklės gerai žinau vairuotojai. Nes tos senos žinios yra. Bet yra praktika. Reiškia, jau 40 metų praktika, tai praktiškai jau, reiškia, yra daug kas reiškia. Tai yra, matot, yra su mašina žmogus esi suaugęs, reiškia, tu vairuoji, tik tai, kai jeigu kitą modelį sėdi, tai biški pradžia būna, bet ir labai greitai pripranti. Reiškia, vairuoji mašiną puikiausiai. Yra, aišku, yra kai kurių klaidų ir aš pats pastebiu, kad yra klaidų. Poras iki buvau nufotografuotas Vokietijai už greičio viršijimą. Bet baudas neteina iki Lietuvos. Dar nesutvarkyta Europos sistema, kad baudas mokėti reikėtų. Ten jeigu vietoje, pavyzdžiui, sustabdo kažkas, tai padara avariją, ką nors, tada reiškia, ten būna. Šiaip tai ten vietinius baudžia, stipriai baudžia. Kaip ir pas mus tas pats. Taip, kad yra gyvenimą gyventi, kada esi tokia forma žmogiškai normalioj, tai yra gyventi gera ir tikrai gera.
O kada, reiškia, yra sukaustytas visokie, reiškia, tų į bankus įlindė žmogus su paskolom, nebežino, ką daryti, reiškia, atakuoja visai, pa žmonių įsiskolinę, susitikti kaimyną bijo, tada yra blogai. Tada žmogui tikrai yra kažkur tai, reiškia, prislėgtas žmogus. Jau jam pasilikti va tokiai būsenai yra sunkiau. Tada daugiau dominuoja tas rūškanas veidelis viduje. Bet ir tai, reiškia, nebūna išeities be padėties. Jeigu turi kojas, rankas ir, reiškia, galvą ir dar tikrai neišprotėjęs ir gali, reiškia, dirbti, tai praktiškai kitas iki gali viską prarasti ir gali viską pradėti iš naujo. Tai tik tai reikia būti toj dvasiniai šviesoj. Taip, kad Dievas žmogaus nepleidžia, žmogus nutolsta pats nuo kūrėjo ir kai jam blogai, tada bando sugrįžti prie kūrėjo. Kai kuriems gaunasi, kai kuriems nesigauna. Kurie užvaldyti tos piktosios dvasios, tų žalingų įpročių peržengtas visas ribos, jis kitas iki nebegali sugrįžti. Už tai kai kam būna įspraudžia kilpą į rankas piktasis, kai kas bando išlipti labai gražiai stabdo jį, tiesiog taip stabdo, kad, reiškia, ligom, nesėkmėm, nelaimėm, kad jis iškai nebandytų išlipti iš savo tų problemų. O štai jeigu jau stengtis iš tų visų įpročių išsilaisvinti, tai reikia ir priimti sprendimą ir be atodairų pirmyn, nuosekliai, ramiai ir nekreipti dėmesį netgi nesėkmės nelaimės, o reiškia kuo greičiau kilti į viršų, kad būtum nepasiekiamas tų piktosios dvasios jėgų. Tai yra sugrįžti pas kūrėją, nes be kūrėjo apsaugos šiandieną praktiškai žalingų įpročių pašalinti neįmanoma. Ir tie žmonės, kurie ateina pas mane pagalbos, aš pagalbą suteikiu tik per maldą, per atgailą, per išlaisvinimą šitų apkaustų, į kurių žmogus į tas pinklės, kuris papuolęs yra. At vienas išlaisvinant didžiausias, reiškia, tai yra ne šiaip sau kažkokį tai šetoną išvaryti, dar kažką, tai aš nieko neišvarinėjau. Tiesiog, reiškia, per atgailos sistemą susidaro pa žmogų dvasinis, ta dvasinė šviesa aplinkui ir jam pasidaro gerai, bet jis žmogus toks yra, kad jis vėl tos tamsos prisigauda greitai. Ir vėl puškuoja. Tai va taip, kad yra dėsningumai, juos reikia žinoti, suprasti, o svarbiausia mokėti pritaikyti gyvenimo praktiką ramiai, bet be tos vidinės puikybės, be nieko. Tai va siūlau jums gilintis, tik tai knygą skaitant, gilintis informaciją, paskaitų klausant, reikia neišprotėti, o išprotauti. O sako, kaip neišprotėti? Sako, labai paprastai. Kas bet atsitiktų, priimk informaciją ramiai. Nes kai žinai informaciją ir paskui pradedi teisti kitus, kad reiškia, jis nežinoma, tai koks durnas, ką jisai daro, ir tada tas teisimas, reiškia, papuolė į kitą grupę, reiškia, teisėjų grupę, iš kurios praktiškai kitas įkiri įsivaduoti negali, nes tas galioja ir tavo vaikams. Tai va, stengtis žmogus pirmoje eilėje, jeigu nori turėti gyvenimą, jis turi pats įsilaisvinti. Ne į kitus žiūrėti, o turi pats stengtis viską daryti taip, kad būtų, reiškia, toje aukštumoje. O jeigu tik tai kitus žiūrėti, kad jis taip daro, tai o kodėl aš turiu daryti kitaip, tai nieko nebus. Arba reiškia, jeigu matyti kito klaidas, bet savo klaidų nematyti, irgi nieko nebus. Jeigu pakliuvai į situaciją ir turi pasiekmes, pirmoje kaltas pats, kodėl neturėjai apsaugos, kur tu ją praradai. Galbūt tu pats praradai, gal tėvai padėjo to prarasti, ką labai dažnai padaro tėvai. Nužudydama vaiką iščiose, pirmas vaikas, kuris gimęs prieš abortą ir tas turi likimą gyvenimo per pusę nukerta šitą vaiko ir gimusią prieš abortą. Kodėl taip yra? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą. Tėvą ir motinos sielą, žudiko sielą, tėvą ir motinos sielą, alkoholiko sielą, paleistuvės sielą ir taip toliau. Ir tempia vaiką žemyn. Taip, kad reiškia yra. Bet jeigu žmogus pats šitą supranta, ne per smerkimą, o per išmintį, reiškia, kyla į viršų, viskas yra, jis gali atsiriboti net nuo blogos, tas vadinamas įgimtų blogų dalykų. Taip, kad žmogui duota, reiškia, per pastangą, sako, stenkis ir Dievas padės. Jeigu pastangas stengsis, tikrai padės. O jeigu naikinsi,
Tai tos, jeigu tik tai kaltinsi kitą, tai bus dar daugiau žalingų įpročių. Lygiai apkaltinsi vaiką, vietoj to, kad padėti pačiam, tėvai turėtų padėti, kad taptų tas žmogus stipresnis, tvirtesnis dvasiškai, tai jie per pyktį neapykantą naikina vaiką. Keikdami vaiką, keiksnodami, priekaištaudami, naikina. Ir tada galioja tokia taisyklė. Vaikas, reiškia, rytą ten sėdi valgo, reiškia, ten kažką tai pridrapstė, motina ant jo, tu paršas, o jis mamai atsako, o tu kiaulė. Kaip tant motinas taip? Vėl priekaištai galingi. Sako, mama, paršus gyti kiaulės gimdo. Tuot ir gaunasi šitas uždaras ratas, šutaram rate gyvena žmonės. Nesuprasdami vietoj to, kad, reiškia, suteiktų pagalbą, reiškia, naikina. Tai čia irgi tas įprotis, jis yra, galima sakyti, žalingas, nežalingas, jis yra įprotis labai neteisingas. Ir žmonės, kada smerkia savo vaikus, reiškia, tuo neteisingu įpročiu žaloja juos. Taip, kad visur reikia siekti tos dvasinės šviesos, išminties, dorybės. Ir kur nepažiūrėsi, ar alkoholikas, ar narkomanas, ar paleistuvis, ar, reiškia, dar kažkokia tai iškrypvagis ir taip toliau, reikia padėti žmogui išlipti, o nesmerkti. Nes kai smerki, reiškia, tą blogį įsileidai į save ir į savo palikuonis. Ir taip žmonės ir sukasi tame rate. Sako, kodėl tu biednas už tai, kad durnas, o kodėl tu durnas už tai, kad biednas. Ir mano, kad čia galima išlipti. Vienintelis būdas tik per išmintį galima laikui bėgant iš viso to išlipti. Siekiant tos tobulybės, dvasinės šviesos, kitas iki susitelkus visą dėmesį, išmintingą ramybę, viskas gaunasi. Taip, kad jums to ir linkiu. Išmintingas dvasinės ramybės ir stiprybės. Kokie klausimai? Nu, matot, kaip viskas aišku, kauniečiams. Vilniuje buvo daug klausimų.